Trys verpėjos. Buvo kartą mergaitė, ji labai tingėjo verpti ir motina jokiais žodžiais negalėjo jos privaryti prie darbo. Galop motinai pritrūko kantrybės ir ji papykusi ją aplupo, o tai ėmė balsu raudoti. Tuo tarpu pro šalį važiavo karalienė, išgirdo verksmą ir liepė sustoti arklius. Paskui įėjo į pirkią ir paklausė motinos, kam jie taip lupa dukterį, net girdėt riksmas gatvėj. Motina buvo gėda prisipažinti, kad jos duktė tokia tinginė, ir ji atsakė, aš negaliu jos nuvaryti nuo ratelio. Ji vis verpia ir verpia, esu neturtinga, kur jai pakakinsiu linų. Tada karalienė tarė, nieko, aš taip nemėgstu klausytis, kaip verpiant, ir nėra malonesnio man daikto, kaip girdėti ratelį ūžiant. Todėl leisk savo dukterį pas mane, aš turiu linų užtenkamai, galėsi verpti, kiek norės. Motina su džiaugsmu sutiko ir karalienė jos dukterį išsivežė su savim. Sugrįžusi į pilį, ji parodė mergaitei 3 kambarius, prikrautus nuo apačios lig viršaus puikiausių linų. Štai, verpk man tuos linus, tarė karalienė, ir kai suverpsi, tave išleisiu už savo vyresniojo sūnaus. Nežiūrėsiu, kad esi neturtinga. Tavo darbštumas atstos kraitį. Mergaitė labai išsigando tokios daugybės linų. Negalėjo suverpti net per 300 metų, dirbdama kasdien nuo ryto iki vakaro. Palikusi viena, ji ėmė verkti ir taip išsėdėjo 3 dienas, nepalietusi linų net su pirštu. 3. dieną atėjo karalienė ir labai nustebo pamačiusi, kad nei kiek dar nepradėta verpti. Bet mergaitė teisinosi to, jog ji labai liūdėjusi be motinos, todėl negalėjusi pradėti darbo. Karalienė patikėjo, bet išeidama pasakė, nuo rytdienos turi pradėti verpti. Palikusi viena, mergaitė ir taip nežinojo, ką daryti, ir nuliūdusi priėjo prie lango, čia žiūri į kiemą beeinančios 3 moteriškės. Viena iš jų turėjo plačią ilgą koją, kita didelę apatinę lūpą, ji kalbėjo žemiau smakro, o trečia neregėto didumo nykštį. Jos sustojo ties langu, pažvelgė aukštyn ir klausė mergaitės, ko ji taip nuliūdusi. Ši apsakė savo bėdą, o to sako, jei tu mums pakviesi į vestuves, mūsų nesigėdinsi, vadinasi savo tetulėmis ir pasodinsi kartu su svečiais už stalo, tai mes tau linus bematant suverpsim. Su mielu noru, atsakė mergaitė, prašom čia eiti ir tuoj pradėkite darbą. Tada įsileido į neregėtas moteris, atkrausti pirmajam kambarį vietą ir jos visos 3 susėdusios ėmė verpti. Viena traukė siūlą ir mynė ratelį, kita vilgė siūlą, trečia suko jį ir su pirštu braškino į stalą ir lyg tik tai barkštelės, tuoj krinta ploniausios siūlai žemėn. Nuo karalienės savo verpėjas mergaitė slėpė, atėjusiai terodė krūvas puikiausio verpalo, o ta nežinojo, kaip ją begirti. Pabaigusios 1 kambarį, jos ėmė verpti 2, o paskui ir 3, ir pagaliau nebeliko linų nei saujos. Tada verpėjos atsisveikino ir išeidamos pasakė mergaitė, nepamiršk, ką esi mums pažadėjusi. Tai būsi laiminga. Kai mergaitė parodė karalienei dykus kambarius ir visą stirtą verpalo, ta ėmė taisyti vestuves, o jauniklis džiaugėsi gausiantis tokią nagingą ir darbščią pačią ir negalėjo ją atsigėrėti. Aš turiu 3 tetules, tarė mergaitės, jos daug gero yra man padariusios ir aš nenorėčiau jų laimei pamiršti. Todėl prašom leisti jas pakviesti į vestuves ir pasodinti kartu prie stalo. Karalienė ir jauniklis atsakė, kam mes ginsim kviesti
Prasidėjus iškilmei į salės įėjo 3 keistai apsidariusios moteriškės, o jaunoji prišokusi prie jų tarė: sveikos gyvos tetulytės, prašom prie stalo. Oi, sušuko jaunikis, kaip tu gali draugauti su tokiomis bjauriomis bobomis? Paskui jis priėjo prie plačiakojės verpėjos ir klausė: kodėl tetos tokia platikojė? Nuo mynimo, atsakė ta, nuo mynimo. Toliau jis priėjo prie kitos ir tarė: kodėl tetos tokia kabanti lūpa? Nuo vilgimo, atsakė ji, nuo vilgimo. Galop klausė trečiosios: kodėl tetos toks didelis nykštys? Nuo siūlo sukimo, atsakė, nuo siūlo sukimo. Karalius išsigando ir tarė: tad mano gražioji pati niekados neturi liesti ratelio. Tokiu būdu ji išsivadavo nuo nekenčiamo darbo.